ko populiariai aktoriai teko atsisakyti vardant sveikatos ir gražių kūno linijų? Man gal sunkiausia buvo atsisakyti tokių produktų, kuriuos aš labai mėgstu. Ir mano, pavyzdžiui, toks skonis kaip šokoladas. Ir, šitam teste, kurį aš pasidariau, tai jis man degė 4 langeliai. Tai yra aukščiausias laipsnis, kad man jo negalima. Kaip ir beveik jokių produktų pieno. Man viskas pasirodo blogai. Ir aš tiesiog, čia man nebuvo skausminga, tik sūriai. Aš dabar kartais papiknaudžiauju, aš labai mėgstu sūrį su pelėsiais ir kartais kokią taurę vyno, kaip skanu, tai trupučiuką papiknaudžiauju, taip pat gal daktarė negirdės, ką aš čia pasakiau. Reportažo pabaigoje susitikime su gydytoja Jelena Tulčina, prieš 10 metų įkūrusią natūralios medicinos centrą. Kardiologijos diplomą turinti medikė tikina, kad kartais jos akise vyksta tikriausios garsių žmonių dramos. Jeigu tau nemokamai pobūviuose ar furšetuose tada pavalgyti, tai reikia prisėsti, prisivalgyti visko, kas ten yra, todėl, kad tau nereikia mokėti už tai. Ir kaip, čia tiesiog galima palyginti su tam tikrais gyvuliais, kurie taip valgo, suprantat? O jeigu tai daroma diena iš dienos, tai baisu. Aš žinau, kad politikai ir žvaigždės ir kiti nepils į savo mašinas brangias nereikalingo benzino. Kito, kad jis pigesnis bus daleiskim. Taip, ne, nes visi prižiūri savo Mercedesus, savo gražius namus, ten valytojai vaikšto, ten prižiūrėtojai, padėjėjai ir taip toliau. Taip? Tai kodėlgi kūnas, su juo reikia kitaip elgtis.